Antistresinė mityba. Šitame video gydytoja Birutė Čijunskienė atskleis top maisto produktus, kurie padidins atsparumą stresui, padės sumažinti jo neigiamą poveikį odos, plaukų, nagų būklei ir sveikatai. Neurotoksinis maistas. Sužinosite, kokie maisto produktai ir jų grupės skatina adrenalino, kortizolio gamybą mūsų organizme ir gali didinti emocinę įtampą, jautrumą bei nuotaikų nelygumus. Gydytoja atskleis, kokie augalai ir jų preparatai padeda reguliuoti mūsų emocijas ir tapti atsparesniems stresui, pasitelkiant natūralias priemones. Gausite išsamų top maisto produktų sąrašą, kurie pasižymi antistresiniu poveikiu ir paaiškinsime, kokios aminorūgštys, vitaminai, mineralai padeda gerinti nuotaiką, prisideda prie serotonino gamybos ir mažina kortizolio bei adrenalino kiekį. Antistresinis produktas, kurį beveik visada turime po ranka. Papasakosime, kaip vanduo gali padėti susidūrus su stresu ir kaip jį tuomet reikėtų gerti. Na ir pabaigai papasakosime, kokių nesudėtingų pokyčių galime imtis savo mityboje, kad mūsų ląstelė būtų pamaitinta ir galėtume džiaugtis sveikais, žvilgančiais plaukais, tvirtais nagais ir skaisčia oda. Na ką, o dabar keliaujame žiūrėti video, bet prieš tai nepamirštame paspausti mygtuką patinka, tai padėsite mūsų YouTube algoritmui. Tai ko mums dabar asmeniškai kiekvienam, turbūt kiekvienoje paskaitoje eina diskusija, kokia čia ta idealiausia dieta. Jau iš Lauros komentarų ir iš jūsų komentarų supratau, kad auditorija tikrai supranta, netgi yra pavadintas jau tas maistas, tie riebus konditeriniai gaminiai, apskrudinti gaminiai, energetiniai gėrimai. Dažnas kavos, stiprios juodos arbatos, saldumynų, miltinių medžiagų, patiekalų perteklius. Būtent jie ką daro, stimuliuoja mums streso hormonus. Deja, būtent tos hormonus, kurie veikia ne tik tai mūsų išorinė, bet ir vidinė būsena organizmo. Ir tai yra adrenalino, kortizolio gamyba. Ir išbraukti iš šito raciono kiek įmanoma ir kaip įmanoma tą padaryti. Jau dabar tas maistas netgi yra pavadintas neurotoksinis maistas. Ir susitikę ir bendraujant, jeigu matome nekantrumas, dirglumas, kažkoks tai nesusikaupimas, galima įtarti, kad mes tą neurotoksinį maistą diena iš dienos vis panaudojame. O tas labai ryškiai atsispindi vaikuose, ypač bręstančiam organizme, paaugliai. Dažnai nebėra tokio kontakto šeimose, diskusijos nedasileidžia, bet kaip pas mane pacientai ateina, kaip ir visi, mes mėgstam saldumynus, bet tą turbūt palaipsniui kažkaip vis mažinti tas dozes, išeiti iš to užburto rato. Jau visai netrukus sugrįšime prie gydytojos paskaitos. Bet jeigu ieškote ne tik žinių, bet ir praktinių įrankių, kaip pasirūpinti savo jungiamuoju audiniu, kaip papildyti kolageno atsargas organizme, pagerinti odos, plaukų, nagų, sąnarių būklę, maitintis sveikiau ir žinoma būti fiziškai aktyvesniais, apačioje po šito video palikau jums specialią nuorodą. Prisijungę prie kolageno prenumeratorių bendruomenės, kas mėnesį ne tik gausite jūrinio kolageno pakuotę, bet taip pat mitybos planus, online sporto programas, sveikatingumo ir psichologijos kursus, kurie pakels jūsų sveikatą į kitą lygį. Kolageno prenumeratą ateinačias 72 valandas įsigysite net su 85% nuolaida. Spauskite nuorodą po šito video ir prisijunkite jau dabar. Ir įsivaizduojate, kaip dabar jau tas prisirišimas psichologinis, emocinis prie maisto mums atrodo užvalgę saldumynų, mes nusiraminame, mes gauname gliukozės, smegenys pasimaitina. Deja, tas perteklinis cukraus kiekis, jis mums siunčiamas į paodį, į
visceralinius, apie visceraliniai riebalai kaupiasi tarp organų, ypač pilvo srityje ir panašiai. Ir štai matote, kaip mes labai turime žiūrėti tą savo žarnyną, tą savo subalansuoti mikrobiotą, kad ten nedominuotų tos blogosios patogeninės bakterijos, visokie stafilokokai, streptokokai, kandidos, kurie tiesiog mus valdo, duoda signalą į smegenis ir reikalauja to saldaus maisto, nes tai yra pagrindinis jų išgyvenimo būdas, šita mityba. Ir jie sugeba tą labai įkyriai ir pastoviai mums šitas sąlygas sudaryti. Ir dėl to gerųjų bakterijų balansas, matote, kaip žarnynas, man čia patinka, kaip žarnynas yra kaip dirva, kaip koksai ne tik maisto medžiagų šaltinis, bet tiesiog per nervus vagus turi kontaktą ir veikia mūsų įvairias smegenų sritis, kurios mums diktuoja ir emociją, ir nuotaiką, ir maitinantis taip, vien tik tai tokiais nepalankiais produktais galime sulaukti depresijos, tokio atsparumo stresui nebeturėti. Tai dabar mokslininkai netgi diskutuoja ir teigia, kad pirmosios smegenys yra žarnyne, nes ten 95% serotonino, ten neuroninių jungčių ir nervų galūnėlių yra žymiai daugiau negu smegenyse. Melatonino 500 kartų daugiau gamina enterochromafilinės bakterijos žarnyne. Esame apie tai kalbėję, aš tik tai primenu. Ir tai vat mūsų elgesį ir gyvenimo būdą ir mąstymą mes galime tik tai permastę, pergalvoję, susitarę su savim, sudarę kompromisą, įvengiant šitų maistinių medžiagų, galime, kad jie nebūtų mum kaip psichobiotikai. Mes žinome, kad nurodysiu, kurios maisto grupės mum gali sureguliuoti šitą pakenktą grandinę. Kokių mes galėtumėm sukaupti papildomai medžiagų, iš kur mes gauti atsparumą stresui. Gi kartais į tą pačią situaciją ir šeimos nariai gana skirtingai reaguoja. Vienus šitą stresinę situaciją, kaip sakant, tampa įkyria mintim ir dieną ir naktį jinai persekioja, o kitiem kaip nuo žąsies vanduo, nu ir kas čia tokio, nu ir kas, aišku, gal tai asmeniškai neliečia žmogų ir tai galbūt iš tų stipresnių, emociškai stabilesnių žmonių mes galime semtis pavyzdžio, energijos iš jų, patarimo ir kokius galim papildomai savo panaudoti, kad būtumėm atsparesni stresui, panaudoti taip vadinamus adaptogenus. Ir labiausiai tokia, čia yra pirma parodyta amla, tai yra tolimo krašto Indijos toksai augalas kaip agrastas, jisai turi labai daug tų antistresinių medžiagų. Ir populiariausias turbūt ir visiems žinoma ašvaganda, tai dumplainis, yra pasiskaičius, sužinosite, kai jisai yra vienas iš stipriausių reguliuojančių mums tas emocijas. Apie ženšenį mums sukuria energiją, nes, kaip sakiau, kad iš raumenų glikogenas yra skaidomas ir iš raumenų gliukozė siunčiama į kraują ir mes netenkame jėgų, ir energijos ir pradeda, kaip mes atpažįstame stresinį žmogų, nes pradeda iš šlaunų raumenys labai silpsta ir nyksta, iš sėdmenų, o riebalai kaupiasi pilvo ertmėje, tai tokios kojytės būna plonos, pilvas didelis apimtis. Ir ženšenis tikrai mums sukurtų energijos balansą, tonizuotų. Tai tikrai dabar prieinami visi šitokie tos kompozicijos. Astragalas, eleuterokokas taip pat labai panašiai ir imuninė sistema, ir energija padeda. Toliau bazilikas yra ir eterinių aliejų pavidale. Saldymetis, likorica, tai yra saldymetis, jisai turi tokią
savybė ne tik tai, kad sureguliuoja ir virškinimo traktą, ir skatina limfinio audinio, limfos tekėjimą su raudonųjų dobilų, jeigu suformavus, tai tikrai odos ir limfos kraujotaką ir būklę galime padidinti. Pradeda Lietuvoje populiarėti ir mača arbata, kuri turi tenino, auksinė šaknis, radiola, šizandra, be abejo gotukola, o gotukola tai aišku veiks per centrinę nervų sistemą pirmoje eilėje ir kraujotaką gerins, moringa, čia yra čaga, reiši grybai, turime irgi turi tokią teigiamą adaptogeninę savybę. Ir kada mes turime kokį tai žinomą, numatomą situaciją, kada mums gali būti tikrai iššūkis, tikra stresinė situacija ar pakeitimas, išvykimas į kokią tai kelionę ar koks tai emocinis susitikimas, nes ir iš džiaugsmo mums kartais ir tas džiaugsmo stresas gali būti neigiamas, nes mechanizmas susiveda tas pats, organizmas neskirsto tik tai vien į liūdesio stresą. Tai galėtumėm šitos tokius augaliukus pasinaudoti profilaktiškai, kad tai mūsų būtų prieinami. Aš manau, kad ženšenio preparatų, baziliko, auksinės šaknies, saldymedžio tikrai galime, arba reiši grybo tokių papildų ar arbatų pasigaminti. Jau mes būsime stipresni. Ir prie pagrindinės mūsų temos antistresinės mitybos noriu pasakyti, kad tai yra vis tik tai ideali, adekvati mityba, sveikos, subalansuotos mitybos principų. Vis tik tai aš prisilaikau tos įvairiarūšis maistas turi būti iš visų maisto grupių, būtinai šviežias, šiltas, ruošiamas, aišku, idealu, jeigu mes turime tam sąlygas ruoštis patiems, o dabar mesgi turime daug patarėjų ir dietologų, ir dietistų, ir kursų, ir sveikos gyvensenos specialistų. Neiškrenta iš mūsų dienotvarkės vis tik tai vanduo, nes vanduo tai yra tekėjimas, valymas, drėgmė mūsų visų sulčių, visų sekretų gamyba, pagaliau inkstų funkcija tik tai reaguoja į mūsų skysčių reguliaciją, vykdo organizme. Ir šiai dienai diskusijos apie vandenį, kaip ir kiek jo sunaudoti, tik tai manau, kad tikrai auditorija žino, negaliu ties to apsistoti, bet noriu labai paprašyti, kad tas vanduo, kai yra stresas, kai mums šąla galūnės, kai virškinimo traktas sustojęs, būtinai tuo metu turėkite kaip gelbėjimosi priemonę karšto vandens termose. Karšto vandens termose turėkite. Ir tai šitas karštas vanduo tiesiog suteiks, atpalaiduos tos susikaupusius spazmus, nes pirmoje eilėje streso metu labai spazmuoja ir tulžies pūslė, ir skrandis, kiti jaučia net sunkumą duobutėje, netgi yra stresinės opos, mes gastroenterologai gydome, ir tas karštas vanduo jums bus kaip profilaktika, aišku, ir šiaip rekomenduojame bent vandenuką, aš visiems savo pacientam rekomenduoju šiltesnį už ranką ir tų duomenų jūs jau turite. Sveikos mitybos principe mes ilgai kalbėjome apie tos sočiuosius gyvulinius riebalus, kaip jie kenkia, kaip jie mums aterosklerozė ir panašiai. Keto mitybinė dieta visiškai tą dabar 100% neanuliuoja, bet rekomenduoja, nes skaito, tai ir sočiosios riebalinės rūgštys irgi įeina į smegenų ląstelių, į pačių ląstelių membrano sudėtį, bet jie neturi viršyti, turi būti išlaikoma proporcijos ir tos mononesočios riebalinės rūgštys yra reikalingos būtinai, kadangi iš jų gauname ir polifenolius, vitaminą E, A,
Mano dėstytojas labai propaguoja menkės kepenų aliejų, ten praturtintas visais šitais, bet iš tikrųjų tai turbūt nelabai mes ir suaugę veiktumėm šitą menkės kepenų aliejų panaudoti. Taigi čia vėl mūsų įpročiai, bet kad žinosime, kad jis yra naudingas, turi A, E ir D vitamino, tai turbūt tas požiūris gali ir pasikeisti. Be vitaminų, mineralų ir fito visų chemikalų, kurie yra kaip antioksidantai. Praktiškai dabar beveik visi vitaminai jau turi antioksidacinės savybės. Vitaminas D jau iš viso vadinamas hormonas, vitaminas E antioksidantas, C antioksidantas, turi priešuždegiminis, padeda taip pat ir mūsų mytyboje skaidulos, maistinės skaidulos, tirpios, netirpios, tirpios kaip valiklis, kaip pektinas, netirpios gerųjų bakterijų maistas. Mūsų bakterijos tik tai laukia visų tų žievelių, lobelių, kurias mes išmetame, labai laukia šitų visų grūdų su visa lobele, nešlifuotų ryžių, o galbūt pasirinkime tos ir ruduosius, kurie nebūtų taip jau išgryninti. Todėl tie baltų miltų gaminiai mums ir turi tą nenaudą, kadangi jie ir gemalas sunaikintas, ir žievelių, lobelių jau nėra, ir ten mikro, makro elementai praktiškai išmesti per sėlenas, todėl mes galime sėlenam prasiturtinti. Be grupės vitamino streso mes tikrai nesuvaldysime, yra maistinės mielės, aš jau jums senai rekomenduoju, magnį ir panašiai. Ir jeigu rinksimės angliavandenius, tai angliavandeniai, aišku, žemo glikeminio indekso, kad kuo mažiau tų cukrų, aš netgi sakau, bananą, vynuogę keičiam į šilauoges, į kivius, į greipfrutą, tiesiog ieškome tų, kur mažiau to saldumo. Ir antaniniai obuoliai, kurių Lietuvoje labai mažai, vieni iš tokių, kur nerasime ten tiek to cukraus, o mūsų dabartinės obuolių veislės jau yra suorientuotos, kad tik būtų saldesnės, kad tik būtų skanesnės, taip kaip ir mums ruošia ir kitus maistus, orientuojasi kulinarai, konditeriai, kad tik tai daugiau saldumo, kad ir tą pačią vištą kiniečių restoranuose mirko meduje ir ten jinai su saldžiarūgšte yra labai skani, tai yra skonio receptorio patenkinimas, bet tai yra pats kenksmingiausias patiekalas, nes grilintas, kaitintas riebalas su baltymais ar su riebalais sudaro tokius kompleksus, kurie iš organizmo labai sunkiai išvalomi, labai sudėtingai jie eliminuojami tokiom pakeisti reikia ilgo laiko iš organizmo. Ir be abejo, tas baltymų svarba aš jau jums aptariau ir kalbos nėra prie riebalų, omega 3 mes skaitome tos išmaniosios riebalinės rūgštys, tai yra mūsų smegenų, kompiuterio veiklos, greitos reakcijos ir ląstelių, sienelių sudėtinė dalis. Taip kad tie papildomi visi, jeigu jau taip susiklosto gyvenimas, būname kelionėse ar dažnai tenka lankytis restoranuose, tiesiog nėra galimybių gauti to švaraus ekologinio vaisių, daržovių ir panašiai, tai vadovaujamės tada papildais, kurie turėtų, aišku, nebūkime vitamino D deficite, visada prašau, taip pat tie visi antioksidantai, kvercetinas, resveratolis, paminėsiu tuos visus produktėlius, ką mes galėtumėm surinkti. Pažiūrėkime vėl, ko mes labai retai naudojame tų subproduktų savo mityboje. Tai antistresinių poveikių pasižymi dėja kepenys ir jų produktai. Taip kad kartais, jeigu pačios nenorim gaminti, aš gana sėkmingai užeinu į kulinariją ir nusiperku, jie ten ganėtinai ir kartumo nėra ir panašiai, nes pagaminti kepenys ar paštetą namuose tai yra truputėlį reikia irgi įgūdžių ir tų receptų. Taigi, labai, kaip jau minėjau, ne tik menkės kepenų aliejus, bet ir mūsų raguočių kepenys turi ir vario, ir cinko, ir visa biocheminė laboratorija sukaupta kepenyse, nes jos
detoksikuodamos visą organizmą, kaupia kepenų ląstelėse. Kodėl tulžis tokia karti yra? Kadangi ten įeina įvairių tų sudėtinių medžiagų tokių. Žalios lapinės daržovės tai yra neišvengiamas mūsų raciono dalis. Kviečių sėlenos, augaliniai aliejai, citrusiniai ir kiti rūgštūs vaisiai, kaip minėjau, pomidorai, kiviai, moliūgas, jūros produktai, pavyzdžiui, su moliūgų ir obuoliais pasigaminti, su muštiniu, su paštetu, žuvies gabalėlis, su sušiais. Su sušiais dabar truputėlį reikėtų būti atsargiai, nes kai kurios parazituojančios, kaip vadinamos, kirmėlės gali kartais tuose termiškai neapdorotos žuvies gabalėliuose galima kartais ten ir aptikti, jeigu kažkas tai labai mėgstame juos, bet manau, kad tą informaciją jūs žinote. Ir pažiūrėkime, ko mūsų tie japonų plaukai ir tiesiog kiniečiai, japonai, indų, jų odos plaukai yra, nežinau, tiesiog apdovanoti. Tai reiškia, jų virtuvė turi daug antistresinių medžiagų lobynas, nes jie naudojasi jūros produktais, kur gausu jodo, mineralų, nesočių, riebalinių rūgščių, o mes jau šiauriečiai, mums lieka tada naudotis rūgščiais pieno produktais, jogurtais ir pasirinkti kartais antistresinės iškrovos dienas, pirmenybę teikiant žalialapiams salotom, grūdams, riešutams, sultims, kur yra ten jau viskas subalansuota ir sudėta, kad tai taptų. Dabargi dažnai mes kalbame, kad labai reikia vengti užkandžiavimų, išlaikyti tą maisto pauzę, kad organizmas per maisto pauzę spėtų išsivalyti, spėtų atsistatyti, atkurti fermentus, hormonus, naujai maisto porcijai. Mes daug esam kalbėję apie vakarinį valgymą. Kodėl reikia mums tų vaisių, daržovių, žalialapių, ypatingai, kadangi ten yra gausa antioksidantų. Antioksidantai mažina stresą, nerimą ir daugiausia turi miško uogos, kaip mes labai vertiname mėlynės, kurių turbūt rinkti dėl erkių daugelis atsisakėme, bet užsisakyti, nusipirkti tikrai galime tuo sezono metu. Tamsiai žalios, oranžinės spalvos gausios beta karotino, vitamino A, svogūninės daržovės, riešutai, juodasis šokoladas, kava, arbata. Avokadą taip pat turbūt esame daugelis jau įtraukę į savo racioną, pamėgę, nes turi daug skaidulinių medžiagų, augalinių baltymų ir būtinų mineralų kalio, magnio, cinko, vitamino C, E, K ir B grupės, riboflavino, niacino, folio rūgšties, pantoteno rūgšties ir sveikųjų riebalų ir netgi akim reikalingo liuteino ir beta karotino. Įsivaizduojat, koks tai yra kompleksiškai praturtintas mums gamtos skirtas produktas. Jisai sugeba sumažinti dėka šitų visų medžiagų, sumažinti kortizolio kiekį ir saugo netgi širdį. Ir kai mažiau to kortizolio, tai aišku ir nervų sistema, ir stresinis poveikis, ir kaip sakau, kaip adaptogeną netgi galime panaudoti. Ir juodasis šokoladas 20-30 gramų, bet noriu perspėti, kad naudokimės tą daugiau 70% jo įsigyti. Šalia mano darbovietės yra šokolado namai, bet kiek aš paprašau didesnio procento šokolado, ne visada turi. Taip kad būkime budrus, atidus, kad šitą pakeisti. Aš visiems visada patariu pirkti 100% kakavą, kur nėra jokių priedų ir tiesiog su šiltu vandeniu naudoti, pagerti, arba bio magnį, kur yra, nes kakavoje yra pagrinde magnis, labai daug magnio. Ir riešutų, taip pat, jeigu turime ypač virškinimo sistemos sutrikimus, tai aš siūlau
tada tik tai graikiškus riešutus, kurie turi mažiau, yra tokie labiau palankus virškinamajam traktui, turi daugiau tų riebalinių ir mažiau tų tokių grubių skaidulų, iki 40 gramų per dieną, nes jie turi B grupę, turi mineralų kalio, cinko, magnio, kalcio ir fosforo. Vėlgi ten, kaip mes sakom, saujelė tų riešutų, visiškai neblogai yra pradėjus ryte ant košės užsiberti, ir savo pacientam labai dažnai siūlau, vaikučiai, kurie negali sukramtyti, tai tiesiog su kavamalė sumalti tų riešutėlių, graikiškų riešutėlių, arba visiškai praturtinsit šitą maistą. Ne uogienės, ne cukrus, ne koksai ten saldumynas uždėtas ant košės, užpilti pirmo spaudimo aliejuko, linų, kanapių, kedrų, uždėti tokių kaip sėklų, saulėgrąžų, moliūgų, graikiško riešutėlio, ir mes jau turime praturtintus pusryčius, o ten dar jeigu uždėjus kokio tai sūrio gabaliuką, ar mūsų labai gerų būna varškės produktų, jau mūsų pusryčiai atitinka 100% visus poreikius. Be abejo, kaip ir minėjau, tos sėklos, grūdai sumažins stresą, nes išeiname patys į darbus, nežinome kokie tie streso, tai antistresiniai pusryčiai yra tikrai reikalingi. Grūdinės kruopos, košės, juose yra daugiau to lėto cukraus, kuris maitina smegenis, nedaro to glikeminio gliukozės šuolių, nedaro to kasos išsekinimo dėl insulino, ir išgauname iš jų ir vitaminą C, ir E, ir subalansuoja nuotaiką esantis triptofanas, transformuojamas į serotoniną. Nes, kaip ir minėjau, triptofanas tai yra irgi amino rūgštis. Ką daro mums omega 3, tai trumpai, taip pat yra komponentas, kuris gamina tą mūsų nuotaikos hormoną, netgi į serotoniną, ir sumažina cholesterolio, kraujospūdį, trombozę, skystina kraują, čia daugiau tų savybių. Vartojant, pavyzdžiui, lašišą, riebės žuvis, tunas, skumbrės, sardinės, ančiuvius, silkės, sumažinamas kortizolio, adrenalino kiekis. Kakava be pridėtinio cukraus, va čia noriu pabrėžti, kad yra ta veiklioji medžiaga feniletilaminas ir jo alkaloidai. Tai yra pagrindinės antidepresinės medžiagos. Tai tikrai nepraleiskite šansų. Yra parduotuvėse, pirkit 100% kakavą, priprasite prie jos, jeigu esate ypač vaikai pripratinti prie šitos kakavos, kuri labai saldi, tikrai reikia palaipsniui pereiti prie tos natūralios. Ir gausite, kaip sakiau, magnis, stiprina nervų sistemą, o šokoladas asocijuojasi su gerais prisiminimais, gera nuotaika, smagiomis akimirkomis. O triptofano mes gauname tą, iš kurio gaminasi į žarnyne, pačiam žarnyne gaminamas serotoninas, tai yra amino rūgštis, randami pieno produktuose, o pieno produktus mes daugiau rekomenduojame gerai savijautai rūgščius pieno produktus. Tai yra jau ten įvykęs fermentacijos procesas, yra gerųjų bakterijų, pieno rūgšties bakterijos, taip jos ir vadinasi, jos tikrai turi visą saugančią, jeigu švaru ir tvarka yra žarnyne, tai atspindys bus ir mūsų odoje. Koks tas maistas, dar čia bandau tokią schemą parodyti, kad tai yra, pavyzdžiui, organinė mėsa užauginta grinai, ne fermose, o tiesiog kur pievose ganomos, netgi šita mėsa turi omega 3, riebalinės rūgštis, mokslininkai Australijoje nustatė, kad 50% gali padėti įveikti netgi depresijos riziką, sumažina. Mes tokie neimlūs darome stresui. Toliau mūsų visų pamėgti antistresinių poveikių beveik turi visi prieskoniai, ypatingai karis, ten tumerikos, jisai vadinamas dar kaip mažina
irgi į polinkį į depresiją. Mes jau jį kaip ir antioksidantą, kaip ir prieš uždegiminį ir tikrai yra ir maisto papilduose. Skumbrė taip pat turtinga omega 3, maitinam kaip GABA amino rūgštis, kuri reikalinga smegenų veiklai, taip pat nuima nerimą ir stresą. Raudonoji paprika. Vokiečiai moksliniuose tyrimuose nustatė, kad esantis vitaminas C, kad jo yra žymiai daugiau raudonoje paprikoje negu citrinoje ir būtent turi gerą poveikį, raminantį poveikį. Toliau yra tos mano minėtos šilauogės mėlynės. Jungtinėje karalystėje nustatė, kad 15% gerina nuotaiką ir naudojant didesnėm porcijom galime netgi depresiją sumažinti. Ir toliau, ką mums čia siūlo viso grūdo angliavandeniai, čia kaip ir kada jau labai šeima mėgsta tos makaronus, tai ieškokime viso grūdo arba ne iš kviečių, iš kitų grūdų makaronus pagamintus. Jie stabilizuoja cukraus kiekį, nekelia ir turi poveikį irgi, kada nesikilnoja tas cukrus, tai mūsų smegenys irgi turi tokį didesnį balansą, atsparumą. Tamsialapės daržovės, turinčios daug folatų, taip pat dalyvauja neurotransmiterių gamyboje. Tai kai yra medžiagos, kurios siunčiamos į nervų galūnėlėse. Pupelės turtingos amino rūgščia, būtent tą triptofanų, kur minėjau, kur pieno produktai, iš kurio gaminasi serotoninas. Ir taip pat turtingi yra inozitolių, kuris padeda smegenim irgi gaminti serotoniną, kuris reguliuoja mums nuotaiką ir emocijas. Ir kiaušiniai, jie taip pat turtingi labai triptofano, ne tik tai pienas, bet ir kiaušiniai. Ir plus dar jie turi cholino, o žinot, kad acetolcholinas yra veiklioji medžiaga, kad perduoti nervinį impulsą tarp nervų galūnėlių. Ir taip pat galime sumažinti depresijas. Dėkui, kad žiūrėjote iki pabaigos. Jeigu norite matyti daugiau panašių paskaitų, spauskite mygtuką prenumeruoti, o jeigu domitės sveikatingumo, sveikos mitybos bei psichologijos temomis, labai kviečiu jūs užsukti į mūsų puslapį www.psichologijoscentras.com. Ten rasite ir pačius populiariausius mūsų sveikatingumo kursus. Jeigu ieškote visapusiškų žinių apie sveikatą, apie limfinę sistemą, labai kviečiu pasidomėti gydytojos Birutės kursu kaip efektyvinti limfinės sistemos darbą. Šitame išsamiame 4 valandų video kurse sužinosite paprastus patarimus, kurie namų sąlygomis padės praskiesti sutirštėjusią limfą. Išsiaiškinsite limfos tekėjimo kryptis ir kaip savarankiškai atlikti savimasažą namuose. Tai padės sumažinti celiulitą, paskatinti limfos tekėjimą ir, žinoma, pagerinti savijautą. O jeigu esate smalsūs, kviečiu jūs dar nepabėgti ir užsukti į mano YouTube kanalą. Ten rasite 100 panašių video edukacijų psichologijos, sveikatingumo temomis. Iki kitos savaitės.